Labadiena visiems. Nors šiandien ir sekmadienis, tačiau pas mane biure pats darbymetis. Ir būtent šiandien nusprendžiau padaryti viešą šį pranešimą, gal tiksliau anonsą, kad antradienį Seime organizuoju spaudos konferenciją. Tema kritinės kibernetinio saugumo spragos Lietuvoje ir ar galime pasitikėti rinkimų skaičiavimo sistema. Iš ties, jau beveik 3 mėnesiai darbuojuosi su ypač jautria informacija, kurią man pateikė profesionalūs programuotojai, dėja, kurie nedirba valstybiniam sektoriuje, jie dirba privačiai. Tų pačių atsakingi už kibernetinį saugumą įvairių didelių pasaulinių kompanijų, kurie, kiek man informavo, man yra žinoma, kad darbuojasi ir su Jungtinių Amerikos valstijų kibernetinio saugumo programomis. Todėl jų informaciją tikėti arba netikėti tikrai nėra pagrindo. Ir tam tikros aplinkybės tikrinant šią informaciją mane tiesiog šokiravo. Pasakysiu tik tai, kad kai sužinojau vieną ar kitą situaciją arba tai, kas gali vykti dabar Lietuvoje, aš kokias 5 minutės sėdėjau kėdėje ir negalėjau nieko sakyti, nes buvau praradęs žadą. Apie ką aš dabar kalbu ir ką noriu pasakyti, kviečiu visus pažiūrėti antradienį spaudos konferenciją, bet neabejoju, kad liksite nebejingi. Ir tikrai daugam kils klausimų ir tikrai reikalausit, kad į tuos klausimus atsakytų pirmi asmenys atsakingi už mūsų ne tik tai kibernetinį saugumą, bet ir aplamai saugumą. Ir ypač tie, kas organizuoja rinkimus. Todėl kviečiu visus antradienį stebėti tiesioginį įrašą arba tiesioginį vaizdą spaudos konferencijos metu, nes tikiuosi jis įvyks.